Tai sveiki gyvi, mužiką Žemaičių Lietuvos. Čia žinot, ne Žemaitė nesupras, o Žemaitė atmės. O aiškinimą. Aliks išaiškins, nes irgi Žemaitėjus. Jo. Kažką būtų tokių nusiskundėmų, kad sako, Žemaitijo, visi Žemaitė lietuvišką šneka. Aš noriu ištaisyti to, aš nekėsiu žemaitišką. Aš net į Lietuvą nuvažiavęs šneku žemaitišką. Aš paklausau, visi suprantat, sako, ne, aš vis tiek šneku žemaitišką. Ir, žinot, aš dabar, aš esu pats tas, žinot, ir kataliką Lietuvoje, ir protestantą. Ne dėl to, kada nei prieš kur nors protestuoja, nei taip pavadinti, protestantas. Kad atskirti nuo katalikų. Nes Lietuvai katalikiška žemė, neteis, čia vis katalika. Bet pasirodė ir kažkas dar ir kitokių, nei pavadinti protestantas. Aš esu iš tų protestantų. Bet žinot, pagal prigimtį esu kataliks, griniausias, katalikiško šeimų užaugęs, užgėmis, išauklėts, nuauklėts, nusiauklėjęs iš tikrųjų. Ir žinot, ką Timotėjau ir parašęs ten Paulius, apaštalas Paulius parašė tokius žodžius ir sako, to turėjo tokį senelį ten, eunuchį ten, mamą ten irgi turėjo tikinčius, tu turėjai visko tikinti. Ir tu žinai, to tikėjimą, kurį tu paveldėjai, to sak, vėl tu atgaivink. Ir žinot, mano senelė iš Kalvarijos, jeigu kas nors ir kalvariškių turėtum žinoti, aišku, jau čia sen laiką, čia žiaukauja. Bet senelė buvo tau savo tokį gailestingumą žymį. Ana buvo tikra katalikė, iš prigimimo ir ana daug darydavo gerų darbų. Ir kada anos laidotuvės buvo, tai, žinot, buvo sausio mėnesį ir tada buvo sausio kažkur 13 ar 15 tokių laikų. Ir tada tokie šalčiai buvo 76 metai. Tokie šalčiai buvo, kad buvo ten ypatingi ir išskirtinė. Ir tas laidotuvės susirinkė nepaprastą daug žmonių. Taigi miestėlis nebuvo matęs. Nekreipdami dėmesį žmonės, reiškia, tos šalčius, nei važiavo atsisveikinti su mano seneliu. Aliuja. Ir, čia aišku, kad mano senelė, bet aš esu dėkingas Dievui, kad iš tikrųjų yra kažkokiais tai šaknis. Ir yra testinoms. Mano mama irgi visą gyvenimą katalikė. Visą laiką tikėjo į Dievą. Vesdavo mane į bažnyčią, tempdavo į bažnyčią. Čia šitoj katedrai. Tempdavo visokias būdas, aš ten gudraudavau, kad tik tą negalėčiau išsisukti kažką. Ir žinot, irgi tas mano tikėjimas buvo toks katalikiškas toks tikėjimas, žinai, kad aš kataliks, aš krikštytis, dirmavots, viskas tvarko, žinai. Ir žinot, kada vyka dirmavonė, reikėjo išmokti visas maldas, tas kataliką atsimena. Ir yra tokį maldą, tikiu į Dievą, aš anos niekam negalėjau išmokti. Aš užlūžau tos maldos. Tėve mūsų sveiki Marija, tai čia kaip sveiki Marija, viskas tvarko, žinai. Bet man tėve mūsų užlūžau, aš anos niekam išmokti negaliu. Ir aš ten kaliau ir neišsikalau mane išmokti. Bet suprant, staiga veina akimirka. Taip liktai būtum, žinai, kaip šveisi, žinai, švietas mano protį. Kad tai ir tikra istorija. Kad čia ir kalbama apie žmogų, kuris buvo iš tikrųjų, kuris gyvena iš tikrųjų, kuris prasidėjo iš tikrųjų, iš mergelės, iš šventosios dvasios. Ir kad visko to aš kada supratau, man nebereikėjo nieką, jokį kalėjimą, tiesiog pradėjo išsiveržti viską. Su visas išpažinimas, su visko. Ir aš supratau, aš įtikėjau. Ir tada įvyka įtikėjimas. Ir žinot, tas įtikėjimas buvo toks džiaugsmingas, aš patikėjau, kad tik iš tikrųjų Jėzus, Dievo sūnus, mums gimė iš mergelės, prasidėjo iš šventosios dvasios, viskas nuostabu, bažnyčia. Kaip dabar? Koks dabar visai kitoks gyvenimas. Bet tada man buvo, žinot, nedaug metų. Aš vis tiek mokinaus to mokyklo, kur ir vis mokinuos. Ir to mokyklo buvo sakoma, kad žmogus prasidėjęs yra ne iš šventosios dvasios ir ne Dievo kūrinys, o žmogus ir evoliucijas toks, reiškia toks produkts, iš beždžionės evoliucionavo į žmogų. Ir aš galvoju, aš toks nuodėmingas. Aš vis tiek suvokiau, tada žinai tos nuodėmės, žinai, ten mažą vaką nuodėmės. Bet aš suvokiau, kad aš nuodėmingas. Ir man tai buvo išsigelbėjams iš nuodėmės. Evoliucija man buvo išsigelbėjams iš beždžionės, tai viskas tvarko, reiškia. Tai beždžionė jokį teismą.
ką tu bežionį gali teismą, su man gyvulį. Tai ir aš toks pat, ir man jau į teismą. Tai ir gyvensiu toliau, kaip bežionį, kaip gyvulys. Ir gyvenau. Ir man 30 metų buvo, jau aš alkoholik, susiformavęs, jau žinai, gyvenime bebuvau veiks seksas, kad tik prisigerti, žinai, kad ten viskas visi darba, viskas eita, kad išventi, kad išventi, žinai. Ir to švensenos nesibaigdavo. Ir staiga vieną dieną, aš dirbau Telšiaus dailės technikoms, tuo metu dar buvau, aš dailininkas gavau paskirėjimą ir dirbau aš tam technikumi. Ir čia buvo rugsėjai buvo, kada 16 buvo. 16, žmonės geriau šiandien. Jau, buvo rugsėjai 16. Tad nuo rugsėjai 1 buvo pradėjęs baliavoti, kadangi, žinai, nuo rugsėjai 1 prasideda mokslą, netis. Tai, ir tada 2 savaitės, reiškia, buvo baliaus. Ir pirmoji daina, 14 dienų praeit, pirmoji daina buvo, kada švarus. Kau ten švarus, žinai, viskas ten, žinai, ištėžėlis, smegenys, ten, žinai, plaukia alkoholį, žinai. Bet aš sugrįžtu į namus, žinai, tada jau su mašina važiavau, jau, žinai, vis ir pėdams, ir tėdams. Sugrįžtu į namus ir galvoju, čia miesti, žinai, važiavau ten autorodėvo, čia atvažiavau kažkokiai ten, žinai, su mašinom, ten darys vikrantasus visuokius, žinai. Pasiimsiu dabar žmoną, sūnų, nuvešiu, čia bus mano atpirkėms, mano atsipirkėms, reiškia. Parodys jiems kultūrinį programą, žinai, už tai, ko aš jį prisilaikiau. Ir parvažiavau ir mūsų dar raštėlis parašys, aš išėjau į salę, žinai. Aš žinojau, kai ten salė, kad salė ten renkas kartas kažkokį sektantą, ten iš nupušėjai, žinai. Aš jums pažinojau, žinai, ten apie Dievą ten kalbėdavau, žinai. Bet užmiršau, tuo momentu buvo uždengta. Nueinu į salį, einu ten įvedu tos, atsidarau duris, einu, ir aš sėdžiu ten salį sustumdyti, ten vidurį sėdžiu prie vėjų staliok, sakykime, salį dėdelį, technikoma buvo prie vėjų, kokį staliok, žinai, keletą žmonių ten sėtikiai, ir vėjus ten kažkom pasako, toks postpring gal atsistojus, be mikrofono, bet kažkom gražiai. Ir sako man, aš tada tokias plaukas, tokį parazą, žinai, aš dabar mažiais. Ir sako man, gera, kad atėjot, bet kietą kartą nevėlaukit, galbūt veidį, kom tu čia šneki, aš daugiau čia gyvenimus, o tai nesusiteiksiu. Nuėjau, atsisėdau ir klausaus, kol on šnek. Ir on šnek apie Dievą. On šnek apie gyvenimą. Irgi iš tų dailininkų, žinai. Irgi kaip pats gyvena, kaip ten pasaulo viskas gyvenime, ten rytuose pakalini. Ir kaip susiteka Jėzus, ir kaip Jėzus išplėšia man iš tamsos, išveisia. Ir aš klausaus ir, pirmiausia, prie jos, kol Loretas, nu, davai važiuojam dabar čia, aš čia tokį programą tau parodysiu, pajoj. Ant sako, palauk, čia apie Dievą šneku. Nu, kokį 15 minučių pasiklausęs, Loretas sako, nu gal jau važiuojam. Aš sakau, dabar palauk to. Ir aš tada klausiausi, man te buvo įdomu, ko neišne, nes suprantu, kad žmonės kalba gyvenimą, anus ištraukia į gyvenimą. Ir, galvoju, negi tai ir mano. Nes aš bandžiau visur firtų buvo tų dvasinį, visur iškojimų. Aš buvau nusivylęs, absoliučiai, man atrodo, neįmanoma, žmogau, neįmanoma išlėkti iš to liūną mirties, kuriam aš buvau. Tai nepradės pasakoti, aš kartu miriau, kokį ten dalyką apdarės, žinai. Bet man atrodo, absoliučiai tai užblokauti ir tai neįmanoma. Ir tai sako, čia Jėzų išpažinti. Ir kažkas įvyko tuo momentu, kad aš buvau išskrėdęs. Žinai, kaip Richard sakė, kad buvau kažkur pakėlis, kažkur materiš, niekur nei pakėlis, bet buvau išskrėdęs, tarsi būtų kažkokios seilės. Pakveitė išpažinti Jėzų Kristų. Mano sūnus 6 metų. Išpažino Jėzų Kristų. Melkės atgimimo maldą. Mano sūnus gavo šventosios dvasios dovaną. Kalbų dovaną. Krikštą ton šventosios dvasios gavo. Nemačiau. Nes jeigu aš tai būčiau pamatęs, aš ko gero būčiau pagalvojęs, kad ten, žinai, kažkokį psichinę variantą. Kažkas man uždengė akis. Paskiau, žinai, pasibaigė viskas. Ten tas vyrukas mėslint, norėjo pasikveisti, tai olos parsinešėm, tas paaiškės, kas šyra, žinai, iš tikrųjų. Pasikveičiau vienoms, parenai pas mūsų, nes bendramutė gyvenom, prieėm prie namų, sako, ir dabar Jėzaus Kristaus vardu tėvų palaiminti tai numą. Supratau, alvos nebūčiau vakar. Užėjom, išgėrėm arbatas, paskiau nuvežiau stoti. Ir stotie, tenais toks mondrus buvo, veiksmas, mažiaukės buvo labai mondrus toks. Ir ton mondrį, žinai, viešpats savo panaudoja, žinai, monai tikėjimai. Man saka,
Sako, nu, sekmadienės mes ten žinai kultūros rūmus renkamės Klaipėdą atvažiavau. Kas tau reiškia? Aš suprantu, kadangi jau, žinai, iš įdomus, kas tau reiškia, nu niek nereiškia. Žinai, mes daudom po visą Lietuvą, žinai, ten be sąmonės su mašinom. Ir sakau, kas tau reiškia? Nieko man nereiškia. Ir jis sako, ir vyra davė žodį, vyra mano laiką. Tu žinai, man vaikystėje buvo tai, kad žodis buvo daugiau už bet ko. Jeigu žodį davė, viskas neįmanoma mano sulaužyti. Man net keista būdavo, kokie melodavo. Bet aš jau buvau tokio kondicijų, man jau 30 metų nebe vaikystė. Aš jau buvau išmokęs, kad žodis nieko nereiškia. Bet tas man priminė. Ir suprantu, tiek tarsi kažkas pasimeldė vietų. Supratau, tiksliai aš būsiu ten sekmadienį. Taip, aš ten buvau, atsidūriau, nuvažiavau, tada Gintautas Abarius, jeigu tokį žinot, maestro, šiandien yra amžinatėlis, jis liūdė į savo gyvenimą, kalbėjo apie savo gertybės, tada visokias nesąmonės, žinai, aš klausau, galvoju, Dieve, tai mano gyvenimą pasakau. Aš taip gyvenu, žinai, kad iš kliu, tada jau, žinai, gal eiti, žinai, toliau ten daryti vis ir nieks net nesupranta, kad tu gatavas esi, supranta, kad tu išgeri butelką, nieks net nesupranta, kad tu išgeri, tu tik tavo tepši, tavo judi, žinai, kvepauji. Tu mano gyvenimą žmogui pasakoji, tai jeigu tau įmanoma, man jau buvo 9 mėnesius įtikėjus, tu supranta, man jau buvo senatikis, staravėras. Ir aš galvoju, jeigu tau tai įmanoma, tai iškia man tai įmanoma. Jeigu tau tokiam įmanoma, ir man tokiam įmanoma. Ir tada pakvietė išpažinti Jėzų Kristų, tada žinai, tau išėjom ten, ir aš atsistojau, išėjau į priekį. Nu, atrodo, neįmanoma, man buvo, aš toks netraukus būdavau, kol negeras, gal geras ir rusės. Tai reiškia, nu, tad blaivus buvo. Ir sako, atsistokite, o salė tai kokį 500 žmonių, kaip buvo, žinai. Atsistokit, aš atsistoju, aš noriu, pakeliu tromps, pakeliu eurą, atsistojau, nesvarbu, mata, nemata, veiks pats eisiu, nesvarbu man tas, aš noriu to gyvenimą, aš noriu, man reikia gyvenimą, jeigu tam įmanoma ir man įmanoma. Ateikit, sako, nuėjau, žinai. Pasimeldėm, Jėzų Kristų pakviečiau į savo širdį, paskiau paskoris toks Donacijai pro šalį, ten uždėjai rankas, Jėzaus vardu, išvarau demonus, taip, žinai, parakštai nuėjai, savo reikalas. Išeinu po visko to, žinai, pakelis cigaretų, žinai, čia salem, tokiai buvo, žinai, tokiai užsienietiški, bet kokių nerūkėm, žinai, priimus, salem, mėtinė, parūkysim, žinai, išsitraukom, mes su žmona suliudavom visuomet, pirmiausia būdavo po visų renginių, žinai, po cigaretį sutraukom gerai, žinai. Žmona, nu, parūkom, žmona reikia kartą su manim išėjai, sako, aš nerūkau. Sakau, aš nežinau, kad aš nerūkau, o kad tu nerūkai, aš nežinau. Ir tu supranti, grįžtų į namus, sugrįžtų ten visą tą kompaniją. Ir visą tą kompaniją skelbų Kristų, kalbų apie Evangeliją. Ir visi galvo, žinai, nu, pavažiavo, valužiau smegenėlis, susisoka, viso, baigta. Nu, bet žinai, sak, nu, niek praeis. Nu, visim buvo, nu, čia visi. Ir, žinai, visi lauk, kada praeis. Nu, nepraėjo, ačiū Dievui iki šios dainos. Ir aš iš tikrųjų sakau, ne aš stebuklingas, ir ne mano žmona stebuklinga, ir ne tas raudonis, kuris man ten skelbė, ten Evangelija stebuklingas. Stebuklingas ir Jėzus. Jėzus ir stebuklingas. Ir jeigu Jėzus padarė mano gyvenimą, jeigu su manim galėjai tom padaryti, mane iš tokį liūną ištrauk. Tai, žinai, anam nėra neįmanom reikalų. Mums anam viskas yra įmanom, mums visko gal. Mums bet kokį tavo poreikį gal atsakyti. Ai, sakėt, žinai, aš tai ne alkoholiks, man čia, žinai, palauk, tu poreikį neturi. Čia tavo sąžinė tavęs nekaltė, nedraska, vidinė visokie demonatavis, visokiais mintis. Kiekviena draska, kiekvienas beimė mirteis ir kiekvienas susidor su to, su datoms. Ir aš tikrai teku, kad Jėzus yra atsakymas kiekvienu atveju, į kiekvieną tavo gyvenimą iškėlusi baisybė, į kiekvieną tavo gyvenimo problemą, tau atsakymas, išgydins, palaiminėms, išlaisvinėms Jėzus. Tu žinai, yra visokių kitokių, žinai, receptų, visokių kitokių receptūrų ir, žinai, tu gali visokių daktarų surasti, bet, žinai, tik vienintelis ir tikras tas daktaras, Dievo Sūnus, kuris išindė Dievas, kuris išindė čia savo šventai dvasią, jis ir tarp mūsų. Ir ne dėl to, kad mes kažką labai religinga ir šventa atrodom, dėl to, kad on save pamėla,
Он žmogų pamilo, kurį pats sukūrė. Žmogų pamilo, kuris pats atsėmėte nuo anom išdavė, paniekina, sutrypė, nukryžiavo, išjaukė, apspjaudė, bet он step pamilo, kad он iškentėjo visą kančią, kad он galėtų duoti tam žmogau, tam kritusiam žmogau gyvenimą per amžius. Amen. Per amžius, amžinojo gyvenimą. Haleliuja, Jėzau. Šlovė Jėzau tau. Ir aš nežinau, ką man toliau daryti. Ačiū už liudijimą.